Galbūt turit sklypą, kuris yra laisvas, nenaudojamas, nežinot, ką su juo daryti. Mes irgi turėjom tokį sklypą, todėl vieną dieną tiesiog sugalvojom pastatyti savo namelius ir pažiūrėti, kas gaunas. Tai šitoj visoje teritorijoje yra pastatyti 3 atskiri nameliai. Vienas yra skirtas šeimom, o 2 nameliai yra skirti porom gyventi. Lygiai taip pat padarėm dar tokias techninės patalpas, malkinę ir dar įvairiausių mini statinių. Tai visą teritoriją įveiklinome ir jisai sklypas jau dabar neša pinigus, uždirba, kur prieš tai nebuvo iš jo jokios naudos. Tai viso šito sklypo teritorija yra apie 8 hektarai, iš kurių didžioji, aišku, dalis yra skirta vaikščioti, turistauti, orientacinis padarytas ir panašiai. Ir jo tik tai centrinė dalis, kurioje stovi nameliai. Be abejo, tų namelių gali plėsti ir statyti daugiau, kas į ateitį greičiausiai ir bus. Kur yra šitų namelių pliusas, kad jie tiesiog atvažiavo, tiesiog atvežėm juos ir pastatėm, kur tik norim. Galima sutankinti ar tai žemės tiesiog gruntą papačią, ar tai išgręžt sraigtinius polius ir pastatai namelis įstovi. Pavyzdžiui, šitas namelis visiškai stovi ant skardžio, pusė jo kaba ore, lygiai taip pat ir kiti nameliai. Jie pasistatė čia tiesiog labai greitai, vidury niekur. Tai jeigu ir jūs turite tokį ar panašų sklypą, kuris tiesiog nežinot, ką su juo daryti, tai galit kreiptis į mus, tikrai daug papasakosim, daug patirties turim ir pagaminsim, atvešim, pastatysim namelius ir pradėsit savo verslą.